Labas, mėly grybų entuziastai. Čia Mykolas Grybauskas ir jūs klausotės podcast'o Grybų pasaulis. Kiekvienas iš mūsų, manau, giliai širdėje nešiojasi tą magišką jausmą, braidyti po samanotą Lietuvos mišką, jausti drėgnos žemės kvapą ir akimis ieškoti po lapais pasislėpusios baravyko kepurės. Bet šalia šios gamtos romantikos mūsų parduotuvių lentynose vis drąsiau įsitvirtina, kitokie grybai. Tvarkingi, švarūs, šitakė, kryvabudės ar net visai egzotiškai atrodantis lion's mane. Taip. Tad šiandien noriu iškelti esminį klausimą. Kuogi iš tikrųjų skiriasi miško ir specialiai auginami grybai? Gerai. Ir svarbiausia, kurie iš jų yra galingesni savo gydomosiamis savybėmis. Šią nepaprastai įdomią temą kalbėsime su viešnia, kuri grybus pažįsta iš mokslinės pusės, mikologė daktarė Auksė Mikelionytė. Labas, Auksė. Labadiena, Mykolai. Labai džiaugiuosi būdama čia. Sveiki. Tai tema, kurioje, sakyčiau, susipina senosios tradicijos ir modernus mokslas. Auksė, pradėkime paprastai. Atrodo, grybas yra grybas. Taip atrodo. Bet intuicija kužda, kad tas, kuris augo natūralioje laukinėje gamtoje ir tas, kuris užaugo steriliame maiše ant pivelų, turi, fundamentaliai skirtis. Ar aš teisus? Esi visiškai teisus, Mykolai. Skirtumai yra, esminiai. Aha. Pabandykime įsivaizduoti miško grybą kaip laukinį. Visko matiusi gyvūną. Gerai. Jis auga nepaprastai sudėtingoje, konkurencingoje aplinkoje. Jam kasdien reikia kovoti su bakterijomis, pelėsiais, jį norinčiai suvalgyti vabzdais. Wow. Ir šis nuolatinis stresas, ta kova, priverčia jį gaminti tiesiog neįtikėtinai platų spektrą cheminių junginių. Supratau. Tai jo ginklai, jo šarvai, jo vaistai. Oho. O auginamas grybas tai tarsi olimpinis atletas. Auginamas idealiomis, kruopščiai prižiūrimomis sąlygomis. Geras palyginimas. Jam gauna sterilų, individualiai jam subalansuotą, maistą, substratą. Jam užtikrinama tobula drėgmė ir temperatūra. Viskas paruošta. Jam nereikia kovoti. Todėl visą savo energiją jis gali nukreipti į augimą ir tų medžiagų, kurių mes, žmonės, labiausiai trokštame – gamybą. Koks puikus palyginimas. Laukinis kovotojas prieš treniruotą atletą. Būtent. Tai kokie tie ginklai, kuriuos savo arsenale turi laukinis grybas? Kas daro jį tokiu įspūdingu? Pirmiausia, tai didelė įvairovė fenolinių junginių ir terpenoidų. Tai yra labai stiprus antioksidantai ir priešuždegiminės medžiagos. Taip. Ir turbūt geriausias pavyzdys yra beržo grybas arba čiaga. Taip, girdėtas. Laukinėje gamtoje, augant ant medžio, jis ne tik pats gamina veikliasias medžiagas, bet ir iš medžio pasiima ir perdirba betuliną ir betulinino rūgštį. Oho. Tai unikalūs junginiai, kurie moksliniuose tyrimuose rodo stulburantį priešvėžinį ir virusinį poveikį. Tikrai? Taip. Auginant čiagą laboratorijoje ant kitokio substrato, mes šių specifinių iš beržo gautų medžiagų tiesiog neturėsime. Aišku. Tai parodo, kaip stipriai laukinio grybo galia yra susijusi su jo natūralia aplinka. Neįtikėtina. Vadinasi, miško grybai turi platesnį ir įvairesnį bioaktyvio medžiagų kokteilį. Taip. Bet, Auksė, kyla klausimas. Ar tas kokteilis visada saugus? Mes juk žinome, kad negalima grybauti pakelėse. Ir tai yra kritiškai svarbus aspektas – saugumas. Taip. Grybai yra, gamtos kempinės. Jie sugeria viską iš aplinkos. Jei miškas yra netoli pramoninių zonų ar intensyvaus eismo kelių, grybai gali sukaupti sveikatai pavojingus kiekius sunkiųjų metalų – kadmio, švino, gyvsidabrio. Oi. Ir žinoma, visuomet išlieka rizika supainioti valgomą grybą su nuodingu. Be abejo. Štai čia ir atsiskleidžia didžiausias auginamų grybų privalumas – absoliutus saugumas
ir pastovumas. Supratau. Augintojai naudoja švarius, sertifikuotus substratus ir gali 100% garantuoti, kad jų produkte nebus jokių teršalų. Gerai, saugumas ir patikimumas aiškus pliusas auginamiems grybams. Taip. Bet grįžkime prie tų atletų. Jei jie neturi to laukinio užsigrūdinimo, tai kuo jie tokie vertingi? Kodėl reiši, šitake, lion's mane, kodėl jie vadinami medicininiais grybais, supermaistu? Todėl, kad čia mokslas pasitelkia gamtos dėsnius ir juos, optimizuoja. Aha. Auginant grybus galima kontroliuoti sąlygas taip, kad jie gamintų maksimalų kiekį konkrečių, mums labiausiai reikalingų ir geriausiai ištirtų medžiagų. Taip. Ir didžiausia žvaigždė šioje arenoje yra beta-gliukanai. Gerai. Tai sudėtingi angliavandeniai esantis grybų ląstelių sienelėse ir jie yra vieni galingiausių mums žinomų natūralių imuninės sistemos, moduliatorių. Imuninės sistemos moduliatoriai. Skamba labai moksliškai. Skamba. Ką tai reiškia man, paprastam žmogui? Ar tai, tas pats, kas stiprina imunitetą? Moduliatorius yra daug tikslesnis žodis nei stiprintojas. Gerai. Pagalvokite apie tai ne kaip apie aklą stimuliavimą, o kaip apie protingą treniruotę. Grybai nuodomas beta-gliukanai pažadina ir apmoko pagrindinės mūsų imuninės ląsteles, makrofagus, NK ląsteles ir padaro jas budresnės, efektyvesnės kovoje su virusais, bakterijomis ar net mutavusiomis vėžinėmis ląstelėmis. Wow. Bet kas svarbiausia, jie padeda nuraminti pernelyg aktyvią imuninę sistemą, pavyzdžiui, alergijų ar autoimuninių sutrikimų atveju. Supratau. Jie atstato balansą. Oho. Auginami grybai, tokie kaip šitake, tikrinis blizgutis arba reiši, ar įvairiaspalvė kempė, turkey tail, jie yra patikimiausias ir koncentruotas šių beta-gliukanų šaltinis. Vadinasi, jei aš noriu pastovaus ir patikimo poveikio savo imuniniai sistemai, ypač, tarkim, šaltuoju metų vaiku, turėčiau rinktis ne tiesiog miške rastą grybą, o specialiai užaugintą, pavyzdžiui, šitake ar reiši ekstraktą. Būtent. Taip jūs gausite produktą, kurio bioaktyvių medžiagų kiekis yra ištirtas, pamatuotas ir pastovus kiekvienoje porcijoje. Taip. Tai ypač svarbu, kai kalbame apie terapinį vartojimą. Aišku. Pavyzdžiui, Japonijoje ir Kinijoje grybų ekstraktai yra oficialiai integruoti į vėžio gydymo protokolus kaip pagalbinė priemonė, padedanti pacientams lengviau pakelti chemoterapiją ir stiprinanti organizmo, atsaką. Neįtikėtina. Su miško grybu tokio pastovumo ir tikslumo niekada nepasieksite. O kaip kiti populiarūs auginami grybai, pavyzdžiui, Hericium erinaceus arba liūno kartei? Taip. Jis garsėja savo poveikiu smegenims. Ar čia galioja tas pats principas? Taip, lygiai tas pats. Gerai. Lion's mane yra vertinamas dėl jame esančių unikalių junginių, hericinonų, erinacinais, kurie, kaip rodo tyrimai, skatina nervų augimo faktoriaus, NGF, gamybą smegenyse. Wow. Ir tai yra be galo svarbu neuronų sveikatai, jų atsinaujinimui, atminčiai ir kognityvinėms funkcijams. Ir auginant šiuos grybus kontroliuotomis sąlygomis, galima užtikrinti, kad šių specifinių smegenims naudingų junginių koncentracija bus, pakankama norima poveikio pasiekti. Supratau. Laukinėje gamtoje rastas grybas gali jų turėti. Bet kiek? Tai jų loterija. Tai apibendrinant, Aukse, mes prieiname prie išvados, kad tai nėra kova, kurioje yra vienas aiškus nugalėtojas. Ne, tikrai ne. Tiesiog skirtingi grybai skirti skirtingiems tikslams. Tiksliai. Manau, didžiausia klaida būtų juos supriešinti. Taip. Miško grybai yra nuostabus gamtos turtas, kulinarinis stebuklas, ryšys su gamta turintis platų, bet, nenuspėjamą bioaktyvių medžiagų spektrą. O auginami medicininiai grybai tai tarsi koncentruota, saugi ir moksliškai pagrista gamtos vaistinė buteliukė. Geras pasakymas. Jie skirti tiems, kurie siekia konkretaus, pamatuojamo ir patikimo poveikio savo sveikatai. Aišku. Tai du skirtingi,
bet abu labai vertingi įrankiai mūsų sveikatingumo dėžutėje. Fantastiškas apibendrinimas. Labai tau ačiū, Aukse, už šį gilų, bet tuo pačiu labai aišku ir, suprantamą palyginimą. Esu tikras, kad mūsų klausytojams dabar bus daug aiškiau, ką jie renkasi, ar grybą iš miško, ar iš parduotuvės. Ačiū, Mykolai, kad pakvietėte. Visada malonu kalbėti apie šiuos nuostabius organizmus. O mūsų brangiems klausytojams noriu priminti, kad jei susidomėjote grybo auginimo patys ir norite savo virtuvėje ar ant palangės išbandyti užsiauginti šitakę, lion's mane ar kitų nuostabių grybų, visą reikalingą informaciją ir kokybiškos grybienos galite rasti ir įsigyti interneto svetainėje gryboauginimas.lt. Ir žinoma, jei jums patiko šis epizodas, prenumeruokite mūsų podcastą, palikite atsiliepimą ir pasidalinkite juos su kitais grybų mylėtojais. Ir pabaigai, norėčiau palikti jums klausimą apmąstymui. Ką jums asmeniškai reiškia grybas? Maistas, vaistas, ar gal tiesiog paslaptinga ir magiška gamtos dalis? Ir ar po šio pokalbio kitaip pažvelgsite į tą, kurį kitą kartą dėsite į savo krepšį?